Kai tik pagalvojame apie Diumą, iškart prieš akis iškyla jo jaudinantis pasakojimai ir birbė vaizduotė. Jo kūriniai ir šiandien žavi bei įkvepia skaitytojus visame pasaulyje. Gimęs 582 metais, Diuma pasekė savo tėvo pėdomis ir tapo rašytoju. Jo tėvas, Tomas Aleksandras Diuma, parašė vienus mylimiausių visų laikų nuotykių romanų, tokius kaip Trys muškietininkai ir Monte Cristo grafas. Tačiau jaunasis Diuma, kupinas energijos ir idėjų, nusprendė sukurti savo unikalų literatūrinį pasaulį. Su savo išskirtiniu talentu ir aštriu stebėjimo sugebėjimu jis įnešė gaivaus oro gūsį į literatūros pasaulį. Jo kūriniai nagrinėja sudėtingas ir jautrias temas, tokias kaip meilė, moralė ir tamsiosios žmonių santykių pusės. Jis drąsiai kvestionavo savo laikmečio socialinės normas ir vaizdavo tikrovę be pagražinimų. Vienas garsiausių jo kūrinių yra Kamelijų dama, šedevras, kuris ir šiandien užkariauja skaitytojų širdis. Šis širdis draskantis romanas, išleistas 542 metais, atnešė jam milžinišką sėkmę ir įtvirtino vietą tarp produktyviausių prancūzų autorių. Kamelijų dama – tai ne tik paprastas meilės romanas. Tai kūrinys meistriškai tyrinėjantis žmogaus prigimties gelmes ir socialinių normų primestus apribojimus. Romanas aštriai kritikuoja benvendantis amžiaus Prancūzijos visuomenės veidmainystę ir sustabarėjimą, bei skatina skaitytojus suabejoti savo vertybėmis ir įsitikinimais. Diuma su savo istorijomis, tyrinėjančiomis žmogaus egzistencijos sudėtingumą ir kviečiančiomis kovoti su neteisybė, paliko neišdildomą žymę savo skaitytojų širdise. Jo amžinos žinios atliepia ir šiandien, bei skatina mus nuolat kelti savo klausimus. Dvirinantis amžiaus Paryžius buvo kontrastų miestas, kur turtas ir skurdas, gerovė ir kančia buvo neatsiejamai persipynę. Paryžiaus gatvėse minios šurmulyje neligybė buvo akivaizdi, o miesto plėtra tik blogino neturtingiausių gyventojų gyvenimo sąlygas. Pramonės revoliucija atnešė milžiniškų permainų. Turtingieji ir vargšai atsidūrė tose pačiose gatvėse, o gamyklos augo kaip grybai po lietaus, paversdamos Paryžių dinamiškų miestų, kupinų galimybių, bet ir spąstų. Šiais neramiais laikais Paryžiaus salonai tapo visuomeninio gyvenimo centru. Šie salonai, rengiami prabangiuose namuose, suteikia galimybę pamiršti kasdienybės rūpesčius ir pasinerti į pokalbius apie visuomenę ir intelektualinės temas. Šiuos salonus dažnai organizuodavo įtakingos moterys, o juose rinkdavosi žymiausi to meto menininkai, mąstytojai ir intelektualai, kuriuos vienijo meilė menui ir aktualijų aptarimas. Tačiau po šiuo spindinčiu fasadu slypėjo kita, tamsesnė tikrovė. Paryžius buvo ir skurdo bei nevilties miestas. Daugelis moterų, susidūrusios su skurdu ir galimybių stoka, buvo priverstos pardavinėti savo kūną, kad išgyventų. Šios moterys, žinomos kaip kurtizanės, užėmė ypatingą vietą Paryžiaus visuomenėje. Savo grožiu ir elegancija jos užkariaudavo turtingų ir įtakingų vyrų širdis. Tačiau jos taip pat buvo prietarų ir socialinės paniekos aukos. Jos sukosi aukščiausiuose visuomenės sluoksniuose, tačiau jų gyvenimą dažnai lydėjo vienatvė ir aukos. Nors jos gyveno prabangoje, jos neturėjo tokių pačių teisių ir pagarbos kaip aukštuomenės damos. Jų likimas atspindėjo sudėtingą Paryžiaus realybę, kur galimybės ir neligybė buvo glaudžiai susijusios. Tai Margarita Gautier, Kamelijų dama. Ji yra pagrindinė Diuma romano herojė, nepaprastai graži ir protinga kurtizanė. Jos gyvenimas kupinas konfliktų ir prieštaravimų. Ji gyvena prabangoje, apsupta gerbėjų, tačiau giliai širdyje trokšta tikros meilės ir tikros pagarbos. Ji įkalinta pasaulyje, kuriame vyrai vertina moteris tik pagal turtus ir socialinę padėtį. Kamelija gėlė, kuri simbolizuoja Margaritą, puikiai atspindi jos padėtį. Baltoji kamelija simbolizuoja tai, ką mato kiti. Grožį, bet ir šaltumą bei neprieinamumą. Raudonoji kamelija simbolizuoja jos slepiamą aistrą, jos troškimą meilės ir tikrumo. Jos gyvenimas tai tarsi sudėtingas šokis, kuriame ji balansuoja tarp dviejų pasaulių, ieškodama nestabilaus balanso tarp savo troškimų ir visuomenės lūkesčių. Į Margaritos gyvenimą įžengia Armandas Duvalis, jaunas vyras iš geros, bet ne itin turtingos šeimos. Atsitiktinis susitikimas, trumpas kaip vasaros vėjelis, sujungs jų likimus. Armandą pakeri Margaritos grožis, bet ir tai, kas slypi po jos kauke, jos tikroji asmenybė. Jis įsimyli jos intelektą, gerumą ir pažeidžiamumą.
Margaritą taip pat sujaudina jo nuoširdumas ir aistra. Pavargusi nuo paviršutiniškų gerbėjų ir tuščių pažadų, ji Armandui atranda kitokią, unikalią meilę. Nepaisant socialinių barjerų ir prietarų skiriančių juos, tarp jų sužydi graži, skausminga ir nepamirštama meilė. Šiame 5. veiksme susidūrėme su draudžiamos meilės iššūkiais, neišvengiamomis aukomis ir kliūtimis, kurias reikia įveikti. Laimė dėja yra trumpalaikė. Armando tėvas ponas Duvalis sužino apie jų santykius ir yra jiems kategoriškai prieš. Jis įsitikinęs, kad Margarita sugriaus jo sūnaus ateitį ir pažemins jo šeimą. Jis maldauja sūnaus nutraukti santykius, nes yra tikras, kad jie atneš tik nelaimę. Margarita taip pat supranta neįveikiamus skirtumus, skiriančius juos, sieną, kurią pastatė socialinės normos ir prietarai. Kaip kurtizanė ji yra pasmerkta atstumimui ir diskriminacijai. Galiausiai iš meilės Armandui ji priima skausmingą sprendimą jį palikti. Ji paaukoja savo laimę dėl jo ir jo ateities. 6. veiksmas atskleidžia laisvės kainą, išsiskyrimo randus ir skausmą, kurio neįmanoma pamiršti. Margarita apsimeta abejinga ir atstumia Armandą, slėpdama savo tikruosius jausmus. Ji grįžta į savo ankstesnį gyvenimą, apsupta vyrų, kurie jai nieko nereiškia. Armandas, kankinamas skausmo ir išdavystės, yra tikras, kad Margarita jo niekada nemylėjo. Jis kaltina Margaritą beširdiškumu ir egoizmu. Atrodo, kad jų meilė baigėsi visiems laikams, palikdama tik skausmą ir nusivylimą. Margarita graužia skausmas ir gailestis. Armandas ieško užmaršties alkoholyje ir azartiniuose žaidimuose, desperatiškai bandydamas pabėgti nuo pernelyg skaudžios realybės. Jis nežino, kad Margarita jį paliko ne dėl meilės stokos, o atvirkščiai, todėl, kad mylėjo jį labiau už viską. 7. veiksmas atskleidžia tamsą apgaubiančią Margaritą, o jos sveikata negailestingai blogėja. Laikas negailestingas priešas, kuris nepagaili nieko. Kadaise žavėjusi buvusi kurtizanė dabar įkalinta kovoje su liga. Jai tuberkuliozė baisi liga, siautėjusi 19 amžiaus Paryžiuje. Jos grožis blėsta, o jos pasaulis susitraukia iki 4 kambario sienų. Meilė Armandui ir auka, kurią ji paaukojo dėl jo, paliko gilius randus jos sieloje. Dabar ją supa tyla ir vienatvė. Vyrai, kurie kadaise ją lepino dėmesiu ir melagingais pažadais, dingo. Vienintelė jos draugė dabar ištikima tarnaitė Nanina, kuri guodžia jo paskutinėmis dienomis. 8. veiksmą žymi tiesos atskleidimas ir atgimusios meilės sugrįžimas. Kai Margarita guli mirties patale, grįžta Armandas. Jo tėvas, graužiamas sąžinės graužaties, pagaliau atskleidžia jam tiesą apie Margaritos auką. Ponas Duvalis sunkia širdimi viską prisipažįsta sūnui. Meilės ir skausmo apimtas, Armandas skuba pas Margaritą, kad išprašytų atleidimo ir išpažintų savo amžiną meilę. Tačiau šis nuoširdus susitikimas įvyksta per vėlai. Margarita, nors ir apsidžiaugia jį pamatyti, yra per silpna atlaikyti šią emocijų audrą. Tačiau ji randa paguodą žinodama, kad Armandas žino tiesą. Jų meilė, nors ir sunkiai išbandyta, įrodo, kad tikrieji jausmai gali atlaikyti pačius sunkiausius išbandymus. Šiame 9. veiksme nagrinėjame universalias temas – meilę, auką ir visuomenės įtaką. Kamelijų dama – tai nesenstantis kūrinys, užkariavęs milijonų skaitytojų širdis ir palikęs neišdildomą žymę pasaulio literatūroje. Šio romano stiprybė slypi jo universaliuose temose. Kamelijų dama pasakoja mums apie meilės galią, apie visuomenės lūkesčius, kurie formuoja mūsų pasirinkimus ir likimus, ir apie tragiškas pasekmes, kurie sukelia prietarai ir nesusikalbėjimus. Savo gyvais personažais ir jų vidinėmis kovomis Diuma vaizduoja žmoniją visų jos grožių ir bjaurumų. Jis demaskuoja visuomenės veidmainystę ir tamsą, tuo pačiu suteikdamas mums vilties ir troškimo geresnio pasaulio. Margarita Gautier, Kamelijų dama, yra žavingas personažas, laužantis stereotipus. Trapi ir stipri tuo pačiu metu yra moteris trokštanti meilės ir geresnio gyvenimo, drąsiai metanti iššūkį visuomenės normoms. Ji kovoja su prietarais ir svajoja apie ateitį, kurioje viešpatauja meilė ir atlaidumas. Jos istorija mums primena, kad meilė ir užuojauta gali sužydėti netikėčiausiose vietose ir įkvepia mus viltimi bei įkvėpimu. Šiame baigiamajame veiksme susidūrėme su universaliomis žinutėmis ir klausimais, kurie skatina susimastyti. Kamelijų dama – tai ne tik paprasta meilės tragedija.
Tai kūrinys, kuris tarnauja kaip veidrodis visuomeniai, kurioje gyvename, ir žmogiškiesiems santykiams, kuriuos kūrėme.